Daug istorijų čia iškelsiu, man pačiam. Čia yra skirta kažkokiom mergino, moterim, meilėm. Abu atsakymai neteisingi. Jeigu kalbėti apie instrumentus, tai jų praktiškai nebuvo. Bosinė gitara iš lentos išpjauta. Dede, toks pavadinimas Rondo. Arūnai, jūs pakeitė Farą, teisingai. Ir kaip nekeista, Gintas brolis tos dainos truputį nelabai mėgsta. Sėsti arba į, kaip sakant, į vadinamą kalėjimą. Dėmesio, kas girdit, ta gitara perkama. Brolių Tautkų Rondo ir dabartinė Rondo. Uždaryti šitą ansamblį. Kokių čia koncertų? Kas čia per tautkai, kas čia per koncertai? Labas tariam visiems iš Kauno Žalgirio arenos amfiteatro. Galim pamojoti iš tikrųjų kameras visiems. Tie, kurie galbūt mus žiūri, tie, kurie galbūt mus klausot. Šiandieną pas mus svečiuose legendos. Šiandieną pas mus svečiuose Brolių Tautkų Rondo. Ir labai noriu labas ištarti Antanui Markevičiui. Labas. Labas Antanai. Romui Žušseniui. Labas. Arūnui Armonui. Sveiki. Alvydui Tautkui. Sveiki. Ir labas norim pasakyti dar vienam žmogui. Taip, Gintui. Laukiam Gintai tavęs. Va. Laukiam Gintai. Turim visi ir, maikutę, galit pritraukti. Čia specialiai jo išmira. Ir laukiam Gintai. Tai penktas mūsų penktoji centrinė legenda. Tai Alvydai, aš iš karto ir turiu tą klausimą. Iškart pradėsim nuo tokio vieno iš rimčiausio. Aš nemažai iš tikrųjų mačiau, kad ir kai paskelbėt, kad bus koncertai, žmonės klausė. Ar Gintas bus, kur jis, ką jis veikia? Papasakok. Gintas šiuo metu, jis va čia ir dabar ir negali būti, nes tai yra paprasčiausiai gyvena Airijoje, Dubline gyvena, tai šiek tiek toliau į reklaminės kampanijas atvažiuoti. Su juo kalbėta buvo, su juo buvo aptarinėta, jis netgi yra pažadą pasakęs. Va ir, ką žinau, mes laukiame, repetuojam, dirbam ir laukiame, kad važiuos Gintas. Ar taip? Taip, kalbėjom. Taip, visi prašom. Gintas mūsų pagrindinė figūra, pagrindinis dainų autorius, centrinis, ne visai, jis buvo vienintelis. Esam paskaičiavę gal kokį 6 dainų autorių mūsų, reiškia, istorijoje, bet jo buvo dainos visos tos legendinės ir kuriomis bando naudotis dabar daug kas. Apie tai irgi pakalbėsim, bet galbūt visų pirma 50 metų tai yra pusė amžiaus. O aš net matau, net šypsotės, kai pasakiau šitą frazę. Ar turit tokį jausmą, kad jau praėjo tiek laiko, bet tuo pačiu, ar yra toks jausmas, kad atrodo viskas prasidėjo dar vakar? Dar atrodo vakar buvo 76, atvažiavo iš Panevėžio ir Raseinis, Gintautą pakviestas. Mes su Gintu mokėmės 5 metus vienai klasėje, Panevėžio sporto mokyklų. Ten pradėjom grot. Tiksliau, Gintas mane ir išmokino grot gitarą. Mes te provincija buvom iš pradžių pavadinęs. Toks provincialus miestas, fainas, labai švarus. Iš Panevėžio smogo, tai va, šitą prisiminimai tokie. Tai nepasigyrė Panevėžietė, kad susiradai čia moteriškę žmoną ir likai Raseinietis. Tai va, taip jau išėjo, kad ir gyvenu pašioj. Kaip jūs vyrai prisijungėt prie Brolių Tautkų Rondo? Aš tai tiesiog nepamenu, man atrodo, kad aš visą gyvenimą jos pažįstu. Aš prisijungiau tada, kada Antanas buvo privestas išeiti į sovietinę kariuomenę. Aš atėjau 78 metais, sausio mėnesį buvo, kaip tik tai pirmas, sakant, išstojimas, muzikavimas kartu su Brolių Tautkų vadovaujama grupė. Ką grupės nariai veikia šiuo metu? Kuo gyvena čia diena, pavyzdžiui? Tai aš pratęsiu, reiškia, tai aš visą gyvenimą praktiškai vien tik tai mano, kaip sakant, ir hobis, ir darbas. Jeigu tą muzikavimą galima pavadinti darbu, čia daugiau gal... Pramogas. Šventė, jo. Kai kas sako, per šventės aš nedirbu, bet aš atvirkščiai per šventės dirbu. Šiuo metu pilnai muzikuoju dar ir vienas, ta prasme, kaip dainų autoris, kompozitorius, muzikantas ir su grupė Kombo, dabar ten mūsų buvo, vienu metu buvo daugiau tų žmonių, dabar dviese mes esam ir dar tokia lietuviška country jo grupelė, Domantų muzikantai. Aš ir nenutrūkau visiškai pilnai nuo muzikos, verslas savo vietoje, bet su Raigardo Tautkaus choru padirbam, pagrojam su jaunimu. Aš namuose pabrazdinu gitarą, jau nebegroju, kol, taip sakant, dabar jau pradėjom repetuoti, o šiaip tai savo malonumui, muzikos daug klausau. Ir aš tada prisidėsiu, kad paskambinu visais klavišiniais, kokių tik tai kartais sutinku, muzikantai kokių atsiveža, nes daugelį atveju dirbu
su koncertais, tai turim įvairių artistų, įvairių klavišininkų, būtinai prie visų instrumentų prieinu savo meilę, klavišinius instrumentus truputį išbandau. Tai mano toks santykis su muzika yra daugiau toks gal organizacinis, koncertinis, veiklos tokios ir ta mintis, kaip jeigu prie tos lenkiam, kad čia pažymėti, aš nesakau, kad atšvęsti. Gal paskui ir atšvęsim po koncerto, ne? Būtinai. Tai pažymėti tą 50 metų įkūrimo jubiliejų, tokia mintis kilo visiems susibėgus, visi tam pritarė ir mums atrodo tai labai graži tokia, sakysime, data. Gal dar yra vienas ar kitas kolektyvas Lietuvoje, kuris galėtų pasigirti tokiu jubiliejumi 50 metų, gal yra, bet tikrai nedaug. Ir labai norime, kad tas 50 metų jubiliejus atrodytų kaip didelė, graži šventė, o svarbiausia, muzikinė šventė. Taip sakysime. Nu, mes visam žiūrėjom buvom muzikantai, mes gerbėm muziką, mylėjom muziką, ne poziciją, ne stilių grojimo. Mes grojam žmonėm, mes grojam muziką, tai tą dabar ir ruošiamės pateikti. Žiauriai įdomus dalykas, iš kur atsirado žodis ir pavadinimas Rondo? Nes, žinom, prasidėjo provincija, tas toks, kiek girdėjau, neoficialus pavadinimas buvo Broliai Tautkai, iš kur atsirado Rondo? Istorija čia labai paprasta. Ne kas nors Antanas ir pasiūlė, ten mums gal vadinkimės provincija, visai mums mielai skambėjo ir provincija vadinamės, bet reiškia reikalas toks buvo. Tie metai, gūdus sovietiniai metai, jokių pavadinimų turėti nebuvo galima. Norint turėti pavadinimą, reikėjo turėti, nežinau kokiais keliais, taip vadinama liaudės ansamblio vardą. Tai tikrai žinau, taip vadinasi. Kokiais ten keliais tą liaudės ansamblio vardą reikėdavo užtarnauti, aš po šiai dienai nežinau. Bet reiškia, tada mes taip ir likom, Brolių Tautkų vadovaujama grupė, Brolių Tautkų vadovaujamas ansamblis. Tai iš čia tie Brolių Tautkai. O istorija apie pavadinimą yra štai tokia. Koncertuojame mes eilinį kartą, šiuo atveju tai buvo Vilkaviškis. Aš tik neprisimenu, ar 5 ar 7 koncertai per 2 dienas. Ir čia ne po 3 žiūrovus, ne po 7 ar 17, čia su kabančiais. 5 koncertai iš eilės viename taške. Ir tuo metu vyksta išvažiuojamoji į kultūros ministerijos sesiją. Berods tada ministras buvo Belinis. Ei, vyrai, kas čia per kolektyvas kultūros namuose afiša kabo, ne? Koncertai, 5 koncertai, kažkokie Broliai Tautkai, kas čia yra? Nieks nežino per daug, visi taip sakant. Uždaryti šitą ansamblį. Viskas, jokių čia problemų, jokių čia koncertų, kas čia per tautkai, kas čia per koncertai. Bet po kiek laiko, reiškia, protingi vyrukai kultūros ministerijoje, matyt, pasikalba su ministru ir sako, bet čia neblogi vyrai, čia jie neblogai groja, čia gal galėtų kažkaip. Jie pasitarė ir sugalvoja, kad reikia sukurti naują statusą, taip vadinamą neetatinį valstybinės filharmonijos statusą, ko nebuvo iki to laiko. Ir sukūrus tą statusą, jie, reiškia, per jau viešais keliais gali koncertus organizuoti per filharmoniją. Bet, visi filharmonijos kolektyvai, Vilniaus Aidainėryje, estradinės melodijos turi pavadinimus. Tai kaip čia su tais daryti? Reikia jiem pavadinimų. Šaltenis skambina man, sako, Alvydai, reikia pavadinimą. Mes susibėgam visi ir svarstom. Tai gal Lietuvaičiai kažkokie, gal Žalgiris, tokia patriotinė, kadangi mes to giliu sovietmečiu prieš visus sąjūdžius dainuodavom, kiekvieno lūpose dainuos Lietuva. Skambės Lietuva. Mums Liudas sako, gal tu ką nors neutraliau iš muzikos kokių terminų. O muzikos terminų palaukit, tai reikia ką? Čiumpu žodinėlį muzikos, vartau, Rondo, taip skamba, taip neblogai skamba. Bet aš, kai nesu toks didelis muzikos žinovas, žinot, vis tiek dar skambinu savo dėdį į Kauną, Česlovui Šidlauskui, amžinatilsį garsus muzikas, kuris yra įkūręs Politechnikos orkestrą, buvo dėstytojas pučiamųjų daugelių dainų švenčių dirigentas. Dėdė, toks pavadinimas Rondo. Kaip sakai, čia kas nors gerai, blogai? Nu, sako, toks atsikartojimas, toks kaip jūsų gyvenimas, sako, manau, kad tinka. Skambinu Liudai Rondo. Kultūros ministerija patvirtina šitą pavadinimą ir aš nežinau, nuo to laiko nieks jo ir neatšaukė. Beje, turiu čia ir netoli ir raštą, kuriame yra tas patvirtinimas. Fantastika, pasirašymas aukščiausio lygio. Arūnai, šiaip žiauriai įdomu, Alvydas minėjo, kad po 5-7 koncertus per dieną padarydavot. Tai jūs turbūt ir neatsirepetuodavot, jūsų repeticija būdavo kaip ir koncertai. Kaip jūs spėdavot, aš neįsivaizduoju. Jo, repeticijos taip būdavo, kaip sakant, maždaug taip organizuojamos. Kai dar šiek tiek buvom raseinius, ta prasme, dar dainos būdavo, leisim, sukurtas, koncepcija, pati dainų ir visa kita. O visa aranžuotė, visa ten, kaip sakant, toliau vystymas, būtent tos dainos vykdavo Nidoj. Mes ten repetuodavom porą savaičių. Būdavo labai iš tikrųjų kartu tokias mini atostogos, bet kartu mes, kaip sakant, sąžiningai labai daug valandų ten grodom ir repetuodom. Kaip sakant, programa būdavo surepetuota ir paskui belikdavo tik tai, kaip sakant,
koncertinė veikla. O ar būdavo sunku padaryti koncertą, rasti vietą? Žinot, dabar truputėlį viskas paprasčiau. Yra įvairūs organizatoriai, arenos. Kaip tais laikais buvo? Matot, kaip yra, vat, kaip sakot, dabar vadyba, dabar paskambini, pasikalbė, čia vadyba, kalbėkit dar ką. Mes buvom ir vadyba, ir aranžuotės, ir orkestruotės, ir dainavimai, ir repetavimai, ir kūryba. Tai tiesą sakant, tai davė didžiulę praktiką, kurią tenka panaudoti. Ir dabar daugelį dalykų, kas vyksta šiandien mūsų laikais, jau buvo atrasta, išrasta ir mūsų dėka. Pataisysit mane, jeigu klystu, kai jūs buvot pikiniai, galim sakyti taip, studija, vairas, hiperbolė ir rondo turbūt buvo tokios pagrindinės. Taip, o kas mus užkūrė tapti rondo? Tai hiperbolė užkūrė tapti rondo. Jie čia jau buvo iškilę, jau jie pradėjo judėti, mes netgi bandėm koncertą jūsų organizuoti, ar kažkas sustabdė, aš neatsimu ten, ar kažkas net vyksta, sakė. Tai jie buvo tie tokie mūsų, kaip sakant, kumyrai, kurių dėka mes sakom, o tai ką, mes negalim, čia kaime Mes galim. turėjom lygiuotis. Šlovė hiperbolė. Jo. Šlovė hiperboliai. Koncertų daug. Turėjot kažkokią konkurenciją tarpusavyje? Ar jinai buvo draugiška? Ai, tarp kolektyvų? Jo, tarp grupių. Būdavot konkurentai, ar būdavot labiau tokie, kur paskui susibėgat, aptarėt, pasėdit? Tarp muzikantų būdavo kažkokie tokie daugiau draugiškumo. Kažką įsigiję, instrumentų trūkumas, kažkas nusipirko, kažkas ten sužinojo, kur gauti ir toliau. Dabar aš kaip matau, nesakau, aš dar kol kas džiaugiuosi, kad dar neiškritęs iš tos muzikinės veiklos. Tai, iš tikrųjų, labai dabar jau viskas kažkaip tai kaip atskira šeima, kažkokia kaip klanas. Mažiau buvo tų kolektyvų, to draugiškumo daugiau. Taip kaip ir minėjau atvedėjęs, kad keli kolektyvai buvo, tai mes taip ir laikydavomės tarpusavio, dabar labai daug. Aš kaip tik ir turiu tokį klausimą, nes ypatingai aš įsivaizduoju, dabartinė mūsų ta karta, jie net neįsivaizduoja, pavyzdžiui, Romai, ką reiškia buvo būti muzikantų Lietuvoje sovietmečio? Ar tai buvo prabanga, ar tai buvo nuotykis, ar tai buvo kažkoks noras skleisti lietuvybę? Prabanga tai aišku buvo prabanga, nes jau vien, sakykime, jeigu kalbėti apie instrumentus, taigi jų praktiškai nebuvo. Kaip man reikėjo lasdelių, ašgi nenueisiu į krautuvę, nenusipirksiu jų. Iš kažkur tai viską reikia gauti. Būgną gauti, gitarą gauti. Tas noras siekti kažko, tai iš tikrųjų sunku pasakyti, kad tai čia buvo vėjavaikiška, čia buvo siekis kažkoks tai. Taigi gitara, bosinė gitara, o Talvydas daugiau atsimena. Reiškia, Gintas atsivežė į Panevėžį mokyklą, bosinė gitara žalia, iš lentos išpjauta ir užrašyta karklai. Kur ta gitara dabar? Nu, iš Panevėžio, nežinau, iš sporto mokyklos. Gauni užduotį, surask, sumokėsiu visus savo pinigus, Tai parduosiu. gal kas iš žiūrovų turi namuose. Aš pasakysiu istoriją tos. Gal galėtų šitą. Dėmesio, kas girdit, ta gitara perkama. O pasakysiu, iš kur ta gitara, net tu nežinai. Šiluvoj, tas miestelis, kuriame aš gimiau, ir broliukas irgi ten gimė ir mokėsi, mes sukūrėm pirmąjį ansambliuką mokykloje. Tai jokių ten instrumentų tada nebuvo. Gitarą, kad grotų elektrinė, mes iš ausinių, reiškia, telefoninio išėmėm, reiškia, tą ausinukę, prilituodavom vinuką prie membranos, įsmeigiam į gitarą ir elektrinę. O tos bosinės iš vis nebuvo. Tai tokio piliečio, kurio pavardę aš pasakysiu pabaigoje, tėvukas buvo Stalius. Ir jis tą gitarą išdrožė. Ir jis nudažė ją žaliai. Ir kadangi mes dainavom pirmą dainą ant kalno karklai, siūbavo, mes tą ansamblį pavadinom karklai. Karklai. Tai tas žmogutis, kuris turėjo tą gitarą ir kuri tą dainą dainavom, buvo Eimuntas Nekrošius, amžinatilsį žymusis televizijos režisierius, mūsų buvo pirmasis boso gitaristas su šitą gitarą. Ta gitara perkama, kartuoju dar kartą. Mes ir į koncertus pakviesim ir pirksim daiktus kažkokius legendinius, jeigu tik turim. Alvydas prieš pat mūsų tinklalaidės pradžią sakė, nėra jokių tabų. Pavyzdžiui, vis tiek įdomu pakalbėti ir apie pinigus. Nereikia, aišku, ten konkrečių sumų nieko, bet ar pavykdo tais laikais iš tų koncertų išgyventi ir, pavyzdžiui, ką būdavo? Nusipirkau Žiguliai, bet tik tai tiek, kad Lietuvoje nebuvo galima gauti, jau nusipirkti laisvai, visokių talonų partijų, ten reikėdavo vadulėlę, tai važiavau į Užirkutsko dar 150 km ir iš ten parsivariau Žigulį. Kas buvo iniciatorius to Irkutsko? Brolis Gintautas, nes tas irgi išlėkė į tokią Buriatijos miestuką, Coktochangil vadinasi, turiu ir dabar tokią knygutę. 81 metais. Jo, 81 metais. Tai jis tenais, reiškia, bandė kažką darbuotis ir sako, atvažiuok yra Žigulis. Gintas važiavo uždirbti tam, kad nusipirktų gerą firminę gitarą. Gibsoną, kokį Les Paul. Les Paul, tai čia vėliau jo. Jo.
grįžęs ir nusipirko. Tai jis iš to nusipirko gitarą. Taip, iš to, kad... O Romukai iš to Sibiro parvežiau būgnus, mėlynus tokius. Čia vat yra tie būgnai, kur... Čia mažesnė, Antanai palaikom, čia didesnis. O, jeigu ką, aš žinau, kad šitas plakatas, jeigu nueisite bilietai.lt, ten yra šitas plakatas kaip koncerto promo, tai... Tai šitie būgnai yra iš Irkutsko. Oho. O stovėjo jie valgyklėliai tokie, aš prieinu prie sako, nieks negroja, jis negroja, tai parduokit. Daug istorijų čia iškelsim, man pačiam. Jums jau ir patiem įdomu darosi atsirinkti kažkokius dalykus. Prisiminimai, taigi... Tai todėl mes čia ir susirinkom, aš net nebijoju, žinokit, kad ir žmonėm ypatingai įdomu, nes mažai turbūt pastaruoju metu buvot kažkokioje viešoje erdvėje, tai vat dėl to... Ne, tai čia nepaslaptis, mes iš tikrųjų būrėmės būtent tam jubiliejui. Kad koncertas bus geras, tai absoliučiai garantuoju. Čia bus ne tai, kad skebras susibėgo. Čia bus geras koncertas, žmonės, patikėkit. Nes mes mylim, vertinam, suprantam muziką ir tikrai pasistengsim, kad tai būtų gerai. Visi seniai žymiai šlegeriai, Eglė mano sesė, Margarita, su tavim, dar ir Pelenė, ir dar daugiau, su šampaniniu choru, su simfoniniu kauno orkestru ir su muzikantais. Nu, nedažnai tokie koncertai būna. Būna, bet nedažnai. Paminėjo 2 dainas, Margarita ir Eglė mano sesė. Dažnai tenka klausti įvairiausių atlikėjų grupių. Apie ką daina? Apie ką? Ar čia yra kažkokia tai priešistorija? Aš konkrečiai apie šitas 2 dainas. Margarita ir Eglė mano sesė. Čia yra skirta kažkokiom mergino, moterim, meilėm. Abu atsakymai neteisingi. Todėl, kad Eglė mano sesė skirta Egliai, medžiui. Ir tai padaryta folkloriniu pagrindu. Nes tekstą parašė Balys Sriubas. Jis daugelį dalykų. Volungės šokis buvo, reiškia, Eglė mano sesė, Pelenė ir taip toliau. Jo visi aranžuoti tekstą, jo taisyti. O Margarita yra Mikutos, poeto Mikutos tekstas. Tai ten vėlgi jisai yra truputį kažkas daugiau susijęs su filosofija, psichologija. Ir kaip nekeista, Gintas brolis tos dainos truputį nelabai mėgsta. Kaip ir sakiau, šiuo metu jis yra užsiima sielovada toje Dubline, Airijoje. Ir jis jau truputį kitaip žiūri į šitą dainą ir nėra jam mela. Dėl kokių priežasčių gali pats bus paaiškins pats, bet ta daina, taip žodžiu, čia nėra merginai. Čia yra Margarita susijęs su kažkokiu, reiškia, su Bulgakovo kažkokia kūryba. Mes esi Margarita. Taip, yra su tuo daugiau susiję, iš tos temos. Arūnai, taip pat dar man vienas klausimas kilo, pataisykite, jeigu klystu, 82 jūs pašaukė į kariuomenę. Ne, 84. 84, aha. Gegužės 30. Aš tai tebėjau, kad šitą... Jūs buvot pikę. Visiškam, ar ne? Grupė koncertuoja, daugybė koncertų ir reikia išvažiuoti. Jau matau, kad ir jūs taip linkčiat, gal ne dabar turbūt atsimena tą momentą. Nu, aišku, kaip reikėjo? Kolektyvai, kaip sakant, buvo iš anksto pasakyta, kad viskas jau priverstas išeiti, nes arba turėjau sėsti arba į, kaip sakant, į vadinamą kalėjimą. Galiu tokią priešistoriją, reiškia, aš bandžiau, kaip sakant, kažkaip tai, tiesiai šviesiai nusimuliuoti tą karinę tarnybą. Tai pradžioje man visai ten gan neblogai sekėsi, bet paskui esmė tame, kad, vienu žodžiu, buvau priverstas pagal amžių, tai aš įsivaizduoju, gal dauguma žmonių nežino to dalyko, pasidariau apendicito operaciją. Reiškia, turėjau ryte 4 valandą ar 3 ten nakties būti kariniam komisariate, o mane 10 valandą kažkur tai išoperavo. Atvažiavo pas mane tikrinti iš karinio komisariato, ar iš tikrųjų čia ir, tokia maišas smėlio ten buvo prispausta, tai specialiai nuėmė tuos bintus ir gavau rodyti, kad iš tikrųjų čia išoperuotas. Kad gydytojas apsisaugot, vienu žodžiu, kad irgi neturėtų nemalonumų, tai jis man patarė, sako, suvalgyk, labai žinai, gal tau ir blogą pasidaryti, bet sako, visiems turiu suvalgyti, sako, kad aš kraujo tyrimai rodytų, kad čia uždegimas yra ir aš priverstas operuoti tave. Suvalgiau kokį, nežinau, ko gero, 2 tuos, po 200 gramų sviestų tos gabaliukus tokius. Pirmas lyg tai taip, viskas taip lengvai nuėjo, o antras tai ten ir arbatą gėriau ir vienu žodžiu. Tai su tarnybė, sakant, karinė tarnybė, toks dalykas. Tarnavau neblogai, tarnavau Vilniaus, aš pats konservatorijoj Klaipėdos mokiausi, saksofono ta prasme, tai, kaip sakant, per draugus nuvažiavau į Vilnių. Mačiau, kad ten, kad nepavyks išvengti, žinai, tarnybos, tai vien žodžiu susitariau su tokiu dirigentu, kapitonu, ačiū jam, kad mane, kaip sakant, paėmė į tą orkestrą ir aš ten 2 metus atgrojau saksofonu. Altų tenorų? Altuku.
Ir tokio mažesnis, labai gerai, aš pagal ūkį man, žinai, tenoras gal būtų per didelis instrumentas. Tai jis ir atitempė putikus mum į grupę. Jo, nuo Klaipėdos taip gavosi, kad ir mano kursiokai, reiškia, patapo grupės nariais, žinai. Ir Arūnai, jūs pakeitė Farą, teisingai? Jo, ir kaip Arūnas išėjo, tai nepakeitė, tiesiog aš pradėjau ieškoti kokio nors kito boso gitaristo. Ir tuo metu iš Suraučiaus, ar tai atpalaiduotas, ar tai Suraučiaus ten išsivaikščio, žinau, kas buvo, kad man kažkas sakė, vaikšto po miestą Aleksandras Laisvas. Aš susiradau jį, paklausiau, ar norėtumai pamuzikuoti, sakė, norėčiau, taip pat ir priėmiau jį, tai buvo 83, ko gero, ne? Ne, ketvirtis, sakau, aš išėjau 30, tai... Va, tai taip ir pakviečiau. Aš kiek irgi skaitinėjau, domėjaus, Alvydai, jūs po kažkurio laiko, gal kokie apie 90-us kažkas tokio, tapo toks visiškas grupės vadybininkas ir pats jau kaip ir nebegrojat, ar ne? Tai kiek galima. Prie Šeduvos profesinėje mokykloje turėjom kažkokį tai koncertą, visi reiškia. Studentų pilna. Sienos taip pabraukė ranką prakaitas, šlapios sienos pastatų. Dar dūmus genys buvo apšvieties. Pučia dūmus, tada dūmų nebūdavo, kaip dabar mašinų. Būdavo kažkokį ten pridrožę dalyko, ne, kad kažkoks kvapas toks baisus toks būdavo. Kokį ten tą kažkokį skystį, kiemenį, pripumbuodavo, tai pala, tai kiek galima, sienos studentai, dūmai dar, ne. Parvažiavau namo, sakiau, viskas, metu. Pradedu tik tai tvarkyti reikalus. Mūsų gyvenimo istorijoje buvo visai nemažai muzikantų, tame tarpe ir klavišistų buvo daug, jų galima buvo pakeisti. Aš paminėsiu čia trumpai, jeigu leidžia laikas. Arūnas Vaitkus buvo puikus muzikantas, Robertas Griškevičius, amžinatilsį vėlgi buvo puikus muzikantas. Tada Kęstutis Lūšas yra kurį laiką muzikavęs ir koncertavęs, daug kas buvo nustebęs, sako, ar Lūšas su muzika? Taip grojo ir daug koncertų koncertavo kartu. Tai pakeisti buvo kam, vienu žodžiu, klavišininkai nebuvo problema. Bet gal daugiausia pas mus buvo boso gitaristo, šiaip per visą istoriją. Tai pradedant nuo Antano Markelio. Pradedant nuo Eimanto Nekrošiaus. Tai Eimantas Nekrošius, Šiluva. Tai čia nesupainiokime, čia Šiluva. Nuo Raseiniuose pirmas buvo... Samaška Jurijus. Tada Antanas, tada buvo Arūnas, tada buvo Aleksandras, ir dar kažkuris ten žmogus, Arogališkis, aš neprisimenu. Netgi paties žmona groja. Netgi Stasė, mano buvo sugroja, nes kai buvo... Svarbiausia buvom užmiršę. Nebuvo basistų, Stasė, sakai, ir jinai ėjo, žinok, mokytis boso gitarą vargšė. Ką darys? Groja, pradėjo groti. Šaunolė. 92-aisiais, ar ne, prie jūsų grupės prisijungė Rolandas Janavičius. Taip. Irgi amžinatelis. Taip, amžinatelis žmogui buvo vežys, buvo lyg tai prisikėlęs, atsigavęs. Gintas brolis labai daug buvo prisijėmęs to indėlio, kad jį atgauti, atstatyti. Čia įtraukė ir savo tą silovadišką, reiškia, momentą ir kažkokios tiesos buvo tame, bet atkrito dar kartelį ir jau nebepataisomai. Tai tikrai labai gražus etapas buvo Rolando ir jis labai... Kaip Rolandas atsirado grupiai ir ar tada, kai Rolandas, irgi pataisykit, tai kai buvo vokalistas grupės, jūs visi buvo dar, ar ne? Aš ne. Ne, turbūt jau nebebuvo. Tai Romas, ko gero. Romas gal buvo likęs vienintelis. Šiaip ir vokalistų turėjom tą progą, paminėsiu. Rolandas nebuvo ten kažkuo skirtingas. Iš vokalistų pirmiausia pas mus atskirai dainavęs yra net Romas Bubnelis, Stasys Petrauskas, Palangiškis, Rolandas Janavičius, Laimontas Dinius ir gal ką pamiršau. Kas? Šatas. Ai, dar Augis Šatas. Vienas iš pirmųjų Raseiniuose, jo vėlgi turbūt reiktų paminėti. Sakau, tie 30 dalyvių visai nebiltui suminėti, jie kiekvienas įneždo. Mūsų gal buvo kolektyvo tokia kaip ir jėga atsinaujinimas, visada ką nors pakvies. Ta pati Dinių aš pakviečiau Arvedui Linartui, tokiam žymiam Kauno diskotekininkui Patarų. Sako, jis toks įdomus kūrėjas, dainininkas. Tai jis irgi tokių įnešė savo vėjų į tą kūrybą visą. Aš įmesiu truputėlį pipirų dabar. Įmeskite. Kadangi dabar turim galimybę ir tikrai net nebijoju, kad mus nemažai žmonių žiūrės. Ar galit papasakot brolių Tautkų rondo ir dabartinę rondą? Kas tokio atsitiko, kad dabar gaunasi vos ne 2 rondo, bet vis tiek visi žino labiau rondo kaip brolių Tautkų rondo, o sako, dabartinė ronda ne ta ronda. Kokia visa šita priešistorija yra? Kas čia įvyko, kokia ta juoda katė perbėgo? Gal aš bandysiu pasakoti, nes kačių tai ten nebuvo tikrai. Nėra maloni istorija. Bet kaip sakėt, pipirų, tai aš paprastai laikausi taip nuošaliai nuo jos ir stengiuosi jos ryškinti nei ką. Bet istorija tokia, kaip sakėt, kažkuriais metais pakviečiau muzikantą
į grupę. Muzikantas geras, neneiksiu, iš tikrųjų Aleksandras buvo, kai jau mes truputį išsiskaidėme, Gintautas išvyko už užsienius, o aš jau tapau, kaip sakėte, tik vadybininkas, nebe muzikantas. Tai mes kaip ir savo ruoštų tarsi ir šefavome, ir kuravome, ir tą kolektyvą kuravome, nes tokia buvo susidarius pauzė, lyg tai nutilęs buvo kolektyvas ir nurimęs. O pas mus įstaigoje, pop centre tuo metu dirbo Aleksandro žmona Rima. Tai jinai kažkaip atėjo vieną kartą, sako, kad kadangi bendradarbė, sako, va, Aleksandras, vyras mano, norėtų tęsti tą veiklą Rondo vardu. Tai aš paprastai ir pagalvojau, muzikantas, mūsų žmogus, aš jį pakviečiau, tai įgrokit savo. Kad kažkuriais metais bus nubėgta ir tą pavadinimą pasitvirtinta, aš net neįtariau. O tim ir katė, jis galėjo gyvenime groti ir toliau galėjo tas būti. Bet jis nubėgo ir pasitvirtino šitą dalyką. O pasitvirtino todėl, kad ilgą laiką nebuvo galima patentuotis, pavadinimą tvirtintis dar ką. Jis, matyt, rado laiką, mūsų pavadinimą patvirtino ministerija kultūros 85 metais, tai ramiai savo ir gyvenom su atmintim. Aš susidūriau su tuo problema, kai norėjau išleisti kompaktinį diską, reiškia, jubiliejaus progą ir man Latgai sako, tu žinai, kad Rondo ne tavo. Latga sako, kaip Rondo ne mano. Rondas sako, va, čia Aleksandro. O, tai man tada įdomu pasidarė, iš kur čia kas ir sužinojau, kad yra patvirtintas, nubėgtai pasitvirtinta pavadinimas. Aš galvoju, kodėl ne jūs vedėjau pasitvirtinot Rondo, gi galėjot nubėgti. Matot, kam nori, tam ir tvirtina tą pavadinimą. Aš dabar galvoju, kai jau biški dar paauksiu, nubėgsiu į patentų biurą tą patį, kur ten patvirtino Rondą, pasakysiu, žinot, aš Gedimino pilis. O kodėl neturėtų patvirtinti? Tai nori, nemalonu yra tai, kad turiu traktuoti, kad koncertuoja kolektyvas, kaip čia buvo žurnalistų jau pasklidus tema, kolektyvas pasivadinęs Rondo vardu. Tai nėra Rondo, tai yra kolektyvas, kuris pasivadino Rondo vardu ir groja Rondo coverius. O buvo kažkoks momentas, kai jūs galbūt norėjot susitikti, paklaustų, kodėl taip įvyko? O kodėl jis netėjo ir nepasakė, Alvydai, aš norėčiau pasitvirtinti. Tai jis netėjo. Tai jis norėjo šitą nuslėpti reiką, taip išeitų jis norėjo nuslėpti. Aš šiaip nesuakcentuoju, neriškinu, tegul jis ramiai gyvena, mes tikrai neplanuojam atnaujinti Rondo kažkokios veiklos ar ko. Mes tik norim pažymėti tą jubiliejų, kuris įvyko prieš 50 metų, kai mes sukūrėm šitą kolektyvą, paleidom į pasaulį visas laukų gėlės, mūsų žalias Kaunas ir Pelenės. Ir po šiai dienai tos dainos visus ir skamba. Tai vat mes tą jubiliejų norim ir atšvęsti, o ten tegu žmonės vadinasi, ko nori ten. Apie laukiantį koncertą, kaip tik, Alvydas labai gražiai perėjo. Vis tiek jau turėjo tas pirmasis repeticijas ir panašiai. Koks jausmas buvo vėl kartu susitikti ir vat. Šilta. Tiesiog smagu. Metai prabėga. Prisiminė, kaip tu groji prieš 50 metų, kaip tampei stygas. Skundėsi, kad rankas jau biški, ne? Skundėsi. Nu taip, taigi jau metai, žinoti, tai tas jau kiekvienas turim šiokių tokių negalavimų, nieko nepadarysi. Neišnykęs, kaip sakant, visi mes esam muzikantai, ta prasme, kažkaip ta bendra idėja, kas buvo anksčiau, išlikus ir dabar, tai todėl nėra labai sudėtinga, aišku, viduje smagu ir gera, ta prasme, kad dar galime sau leisti pamuzikuoti. Ir Lietuvai parodyti. Ja. Iš meilės mūsų fanam, mūsų žiūrovam ir tie, kurie su mumis būdavo tada kartu. Kviečiam visus, kurie mus prisimena, ar tai buvo Vilniaus Vingio parkas, ar Kauno halė, visus tos kviečiam į koncertą labai. Ir dar kartelį reikia turbūt svarbiausią dalyką priminti, kad Brolių Tautkų Rondo Kaune vasario 7 Žalgirio arenoje ir taip pat Vilniuje, Twinsbet arenoje kovo 28, bilietus platina bilietai.lt. Aš net nebijoju, kad bus smagu. Pabaigai, aš matau, kad jūs čia turite atsinešę vinilinių plokštelių. Viena iš jų yra kažkuri jūsų pirmoji, ar ne? Taip, šita. Šita yra pati pirmoji mūsų, o kaip tik šitą antroji čia ir yra, bet viskas. Nu taip, tada buvo galima vadintis. Tada tai buvo pirmoji plokštelė, pabrėžiame, saviklinių kolektyvų, kuri buvo išleista plokštelių studijai. Matau dainas Laukų gėlė, Pelenė, Su tavim, visas šitas dainas bus galima. Visas šitas, gerai, kad perskaitėte, jo. Tiesa, pats koncertas, gal jeigu apie patį koncertą noriu pasakyti, kad mes aišku planuojam visas tas dainas sudainuoti, kiek čia leis mūsų talentai dar išlikę, reiškia, balso ir muzikavimo. Ir dar dalyvauti kviečiame mūsų
mūsų amžininkų draugų, tą patį Vairą kviečiam, tą patį kalbinam, Ovidijų Višniauską kalbinam. Netgi tokia keista formulė kaip Juozo Erlicką, sakiau, Juozai, čia mums reikia kažką, galvoju, sakė, dar ne, pilnai nepasižadė, bet tokių įdomybių norim, kad koncertas nebūtų toksai kažkaip labai toks akademinis, kad būtų įvairių formų, kad jie galėtų padainuoti ir savo kažkokią hitą ir mūsų versiją tokią, dėl žiūrovų, dėl įvairovės koncertų. Taip, kad sakau, labai planuojam dar net apie vedėjus irgi daug galvojame įdomaus. Žodžiu, palikim biškį. Jo, instrumentuotės labai skambės naujoviškai, ta prasme. Jo, mes norim, kad tai liktų kaip jeigu tie visi hitai yra kažkieno atliekami, tie jau visi, kur perskaitėt, tai kad jie tokie išliktų šitoje versijoje ir tokie, profesionalūs, šiandieniniai ir, atpažįstami ir mėly. Viskas dėl mūsų mielų žiūrovų, dėl mūsų fanų, viskas jum. Viskas. Ačiū labai, kad klausėt mūsų. Aš noriu paspausti ranką, nes tai yra unikali galimybė ir tikrai, žinokit, pažadu, ateisiu tikrai į koncertą, ateisiu į Kauno Žalgirio areną, ateikit ir jūs, nes bus gerai, aš jau matau. Taip. Bus gerai. Ir pritarė. Tai ačiū labai. Laukiam. Nes mums patiems smagu tai. Jo.